Taigi, kas yra narcizės mamos? Tai tokios mamos, kurios yra šaltos, jūsų beveik niekada neapkabina, jūsų nepagiria už kažkokius tai pasiektus rezultatus, beveik niekada to nepadaro. Ir visą laiką jums baksnoja su pirštu į tai, ko jūs dar nepadarėt. Vat, žiūrėk, čia dar tas negerai, čia dar tas negerai. Ir jos visą laiką elgiasi instinktyviai. Tai yra žemina jūsų statusą ir tai daro įvairiais būdais. Kaip ir minėjau, baksnoja jums pirštu į tas vietas, kur jums dar reikia pasistengti, kur jūs dar kažko esat nepasiekęs. Ir jums niekada neįtiksit. Tiesiog niekada jūs mokina nusipelnyti meilės. Jūs ignoruoja, pavyzdžiui, nekalbadieniais. Vaikystėje naudodavo gal ir fizinį smurtą, rėkdavo ant jūsų. Niekada su jumis nesiskaitydavo kaip lygus su lygiu. O visa tai daroma tam, kad jūs tiesiog paklustumėt, būtumėt geras, malonus, paklusnus, patogus, kad pildytumėt jų norus, kažkokias svajonės įgyvendintumėt. Bet kaip ir minėjau, ką jūs be pasiektumėt, jūs vis tiek niekada nebūsit pakankamas. Ir jeigu pradedat terapintis ir pradedat apibrėžti savo ribas ir pasakyti, man skauda, kaip tu su manim taip kalbi, arba man nepatinka, kaip tu su manim taip elgiesi, tai tada jums žinot, ką atsako? Tai ką tau iš vis nieko nebegalima pasakyti. Na ir žodžiu, toks žmogus augintas narcizės mamos, jis dažnai daug gyvenime pasiekia ir pinigų normaliai pradeda uždirbti ir šeimą susikūrė ir pasiekia karjeroje aukštumų. Tačiau viduje vis tiek jaučia tuštumą, kad jis vis tiek turi tos meilės kažkaip nusipelnyti, nes kažkas dar yra negerai. Ir po truputį pradeda griauti savo gyvenimą, arba iš karto jį sugriauna visą. Ir jeigu toks žmogus padarytų reviziją savo gyvenimo ir jis pamatytų, kad tikrai jis ne savo tą gyvenimą gyveno, nes jis yra išmokintas įtikti kitiems, patikti kitiems, pildyti kitų norus, pildyti kitų svajonės. Ir visame tame jis dingsta, jo nėra. Jo pačio gyvenime jo nėra. Nes jis nežino, kas jam patinka, kas jį daro laimingu. Jeigu surezonavo, registruokitės pirmai nemokamai konsultacijai. Iki.